Sveiki, sveiki atvykę į mano video. Šiandien aš jums noriu papasakoti, kokius žingsnius reikia padaryti prieš kraustantis į Ispaniją. Nes tikrai čia yra labai svarbus gyvenimo sprendimas ir reikia tam tikrus punktus turėti omenyje. Ir aš būtent jums šiandien apie tai ir papasakosiu. Jeigu jūs norėsite mokytis ispanų kalbos, aš apačioje paliksiu nuorodą į mokyklos puslapį, kur jūs galėsite savo išsirinkti geriausią mokymosi būdą. Arba su mokytoju, arba kursas, kur jūs mokotės patys savo. O mes, galvoju, galim pradėti. Pirmas svarbus dalykas, kurį aš jums rekomenduoju padaryti, tai išsinuomoti butą trumpam laikui. Pavyzdžiui, mėnesiui, 2 arba 3. Kodėl? Nes labai svarbu suprasti, ar jums patiks būtent toje vietoje gyventi, būtent tame rajone. Ir su trumpalaikė nuoma, kas gerai, kad jūs galėsite vieną mėnesį vienoje vietoje pagyventi, pavyzdžiui, kitą mėnesį kitoje vietoje pagyventi. Nes tikrai yra tų mėnesinių nuomų, kur jūs nuomojatės mėnesiui ir gyvenate. Tikrai aš tai rekomenduoju padaryti, kad jūs jau būtumėte įsitikinę, kad jums patinka rajonas, žmonės, mokyklos, nes jeigu jūs kraustote su vaikais, tai yra labai svarbus punktas. Antras svarbus dalykas yra, kad jums reikia padaryti visų svarbių dokumentų kopijas. Taip, pavyzdžiui, jūsų pasų, jūsų vaikų, gimimo liudijimo vaiko, nes mokyklose prašys ir visų kitų svarbių dokumentų, kuriuos jūs galvojate, kad jums prireiks. Turėkite kopijas, turėkite originalus, taip pat galite jau turėti įkeltus į kokią nors debesį, kad jau turėti vietoje su savimi ir kad jeigu reikės, jūs galėtumėte bet kokiu momentu visą tai išsiųsti. Trečias dalykas tai yra išsiimti NIE numerį, bet nepainiokite su rezidencija. Aš dabar nekalbu apie rezidenciją, aš dabar kalbu apie balto lapo NIE numerį. Daugiau apie tai aš kalbu kitame video, kur aš jums palieku nuorodą apačioje. Ir dabar tik trumpai pasakysiu, kad NIE numeris yra labai svarbus. Norint išsinuomoti butą, atidaryti banko sąskaitą, tikrai labai svarbu tas NIE numeris, arba net ir nupirkti nekilnojamąjį turtą irgi iš jūsų prašys to NIE numerio. Bet jis išsiima labai lengvai, netgi jūs tai galite padaryti prieš kraustydamisi į Ispaniją, dar Lietuvoje, Ispanijos ambasadoje. Na, o jeigu jūs tai nepadarėte, tada jūs tai galite padaryti čia. Kokių dokumentų būtent reikia, jūs žiūrėkite tame video, kurį aš jums palieku apačioje, kad žinotumėte iš anksto, kokių dokumentų reikia. Bet tiesiog čia dabar pasakau, kad jums svarbu turėti NIE numerį ant balto lapo. Tikrai labai svarbus dalykas. Jums tikrai padės daugelio reikaluose. Sekantis svarbus dalykas tai yra sąskaitos atidarymą. Banko sąskaitos atidarimas. Tikrai labai svarbus. Žinoma, tai kaip mes esame Europos piliečiai, tai mes laisvai galime naudotis ir savo ten, pavyzdžiui, lietuvišką kortelę. Bet labai dažnai yra patogiau turėti ispanišką sąskaitą tam, kad jūs galėtumėte domiciliar las facturas. Tai reiškia tam, kad iš jūsų sąskaitos jau nuskaičiuos, pavyzdžiui, už SIM kortelę telefoną, taip, už elektrą, už dujas, už tokias paslaugas, jums automatiškai jie nuskaičiuos ir nereikės daryti pavedimų kiekvieną mėnesį, nes su lietuviška sąskaita, žinoma, tai negalima padaryti, bet su ispaniška tikrai tai yra labai patogu, sakau iš savo patirties. Labai patogus dalykas, jūs tiesiog iš anksto jau matote, aha, tuoj už vienos dienos nusiims pinigėliai ir jums galva tikrai neskauda. Kaip atidaryti banko sąskaitą? Iš tikrųjų, jums netgi nereikia rezidencijos, kaip dažni atvejai būna. Tikrai ne. Jūs galite atidaryti banko sąskaitą tiesiog pristatydami pasą. Žinoma, tokiais atvejais jums gali būti papildomi mokesčiai. Kokie tie mokesčiai? Pavyzdžiui, jums pasakys, kad jūs turite paimti draudimą, ar sveikatos, ar būtų draudimą. Taip, tiesiog toks minusas
jeigu jūs atidarysite banko sąskaitą su pasu, bet aš galvoju, kad draudimas niekam nepakenks ir tikrai laisvai tai galima daryti, atidaryti banko sąskaitą su pasu ir pasiklausyti, ką jie sako, taip, kokie reikalavimai, kokie rekvisitos jie reikalauja. Žinoma, vaikščiokite į 1, 2, 3 banką, jų yra Ispanijoje tikrai labai daug, tam, kad surasti jums tinkamiausią variantą. Po trumpalaikės nuomos ieškokite ilgalaikis. Tam ir yra, taip, trumpalaikė nuoma iš pat pradžių tam, kad jūs ramiai galėtumėte ieškoti ilgalaikės nuomos arba pirkimo, taip, arba norite nupirkti. Tai jūs nupirksite pirmą pasitaikusi būtą, tikrai ne. Reikia paieškoti, reikia surasti vietą, rajoną, miestą, miestelį, taip, ten, kur jums patinka gyventi. Bet labai svarbu tikrai surasti ilgalaikę nuomą, nes tai yra pigiau, arba nusipirkti savo. Žinoma, nėra taip lengva dabar, būtent 2024 metais ruduo dabar yra, kai aš filmuoju šitą video, nes tikrai labai daug kas pasikeitė ir reikalavimai išsinuomoti tapo irgi griežtesni ir tų reikalavimų sąrašiukas irgi tapo jau didesnis. Iš to, ką aš esu girdėjusi, nes aš dabar nesusidūriau, mano patirtis, kurią aš turėjau, jau neturi aktualijos, nes, žinoma, jau praėjo daug metų ir aš nieko negaliu pasakyti, nes tikrai viskas labai pasikeitė aukštin kojom iš tikrųjų. Kiek tie rekvisitus reikalavimai gali būti? Gali būti taip, kad iš jūsų paprašys susimokėti 6 mėnesiam į priekį, tada 2-3 mėnesiai užstato ir dar paimti draudimą nuo nemokėjimo, nes tikrai jūs esate girdėję tokį fenomeną kaip okupas, nes visi žmonės, kurie nuomoja butus, jie labai pergyvena, kad ar inkilino mokės, ar jisai nesustos mokėti. Tikrai dabar ispanai yra susirūpinti ir ne tik ispanai, dėl to gali irgi to paprašyti, tokio draudimo, kur šeimininką apdraudžia nuo nemokėjimų. O šiaip visais kitais atvejais tikrai galite susirasti butą ir žinoma, jūs 1-ant-1 su savininku jums tikrai neišeis bendrauti, nes visi savininkai, jie bendrauja per nekilnojamo turto agentus. Ir čia Ispanijoje jų yra labai daug, yra ispanai, lietuviai, rusai, tikrai iš kiekvienos šalies yra tų nekilnojamo turto agentų ir jūs rinkite tą nekilnojamo turto agentūrą, kuri jums yra, nežinau, patikimiausia, geriausia, arčiausia ir taip toliau. Prieš važiuodami į Ispaniją irgi labai svarbus dalykas tai turėti santaupas. Labai svarbu, jeigu jūs važiuojate į Ispaniją, turėti santaupas maždaug minimum pusę metų, o tai metams yra idealiausia. Nes žinoma, trumpalaikį nuomą nežinote, kiek laiko jums užtruks. Nežinote, kada jūs išsinuomosite ir su kokiais reikalavimais išsinuomosite. Pragyvenimas, maistas ir taip toliau. Ir tikrai nesitikėkite, kad jūs atvažiuosite į Ispaniją ir iš karto surasite darbą. Tikrai ne, nes čia patys ispanai negali surasti darbo ir patys yra paieškoje. Dėl to tikrai turėkite santaupas arba turėkite jau veikiantį verslą, kuris jums atneš pinigų. Nesvarbu, ar jis yra Lietuvoje, ar jis yra kitoje šalyje, iš kur jūs kraustotis. Bet tai, aš jį sakau šitą punktą kaip paskutinį, bet aš jį visgi iškelčiau netgi vieną iš pirmųjų - turėti santaupas ir važiuoti su santaupom. Čia buvo mano tokie patarimai, kas yra reikalinga, pirmi žingsniai, kas yra svarbu atsikraustant į Ispaniją, nes tikrai žinau dabar norinčių tai padaryti yra labai daug ir aš kiekvienam linkiu sėkmės, taip pat mokykitės ispanų kalbos, nes Ispanija, taip, ispanų kalba yra viena iš populiariausių ir ispanai labai retai tai kalba angliškai. Dėl to mokykitės ispanų kalbos, eikite į priekį, nebijokite jokių sunkumų, tikėkite savimi, kad jums viskas išeis. Žinoma, palaikykite šitą video laiku, jeigu jums patiko,
prenumeruokite ir dalinkite su draugais. Galbūt kažkas galvoja ir aš su šito video padėsiu su patarimais. Ačiū, kad mane žiūrėjote ir susitiksim greitai kitame video. Iki!